Mano šeima yra menininkų šeima ir jau nuo pat mažens menas man yra svetimas. Todėl nebuvo sudėtinga suprasti, kad mano gyvenimas eis meno keliu. Ar tai bus šokis, teatras, muzika, neturėjo esmės, nes dariau tiek visus dalykus. Studijos užaugino man labai tvirtą stuburą. Man atrodo, aš dar kai tik pradėjau studijuoti, tai dar taip atrodo, kad nelabai čia supranti, ką čia tau dėsto ir ką tu čia mokaisi ir kur tai nuves, nežinai. O dabar jau 4. kursas ir atrodo, kad mes jau mokam ir už save truputį pastovėti, kai reikia. Iš principo programa, kuri apjungia 3 dalykus – šokį, teatrą ir pedagogiką. Aš net turiu dabar 3 spektaklius Kauno dramos teatre, kur mes ten ir su kitom kursiokėm esame masinėse scenose, taip vadinamos. Tai labai tokia, patiri profesionalią sceną ir buvimą teatre, dar būnant studentu. Pati asmeniškai dirbu 3 teatruose, tai yra Kauno valstybinis muzikinis teatras, jau 11 sezonas bus, tai jau 11 metų, po to Andželikos Cholinos šokio teatras, esu artistė šiame teatre, bei Ulna Dance Company. Neseniai pernai metais 2 mūsų studentai buvo projekte Vokietijoje, Baltromo saloje, kur 3 savaitės kūrė tarpdisciplininius pasirodymus, kuriuos vėliau pristatė Kelne. Neseniai viena mūsų studentė pusmečiui buvo išvažiavusi į Italiją, į prestižinę šokio akademiją, kur studijavo visą pusmetį ir tik ką, bet neseniai grįžo į Kauną. Pas mus labai yra tvirta bendruomenė, nes mes turim ir visokių vidinių renginių savo ir turim, pavyzdžiui, tokius kaip mūsų kurso rateliai, kur jeigu kažkas nutinka gero, negero, mes sėdam ir šnekamės taip labai atvirai.